Labas rytas visiems, aš jau šiandien skubu. Yra sekmadienis ir mes planuojam praleisti dieną gan aktyviai. Dabar važiuojam mes į sporto klubą su Milda. Tiksliai net nežinau į kurį, bet jie mumis veža kažkur tai parodyti. Tai va, ir turiu plius adialą, nes paskui planuojam kažkur tai prie ežero važiuoti. Aš iš karto apsirengus sportiškai. Tai aš nežinau, dabar jums turbūt nelabai matysis, ką aš apsirengus. Gal biškim vėliau parodyti savo sportišką outfit of the day. Ir nežinau, ar šį sporto klubą pafilmuoti ar ne. Žiūrėsim, mūsų kaip gausis. No, I find this whatever, but never done so, because of Na ką, pasportavom, vien tik tai bėgimo takelio sudegino apie 70 kalorijų ir dar padariau kitų pratimų. Tai dabar mes važiuosim pas mus namo, nes norim persirengti, o paskui dar kažkur tai važiuosim, nes dar vidurys dienos ir šiaip labai gražus oras, tai tikrai neverta būti namuose užsidarius. Tai vis dėlto nusprendėm nevažiuoti namo persirengti, nes toliau mes planuojam važiuoti kažkur tai prie ežero. Tai va, ir tiesa, čia dar jie turi ir baseiną, ir pirtis, bet kadangi pas mane visur nudeginta ar apkliuota pleistrais, tai dėja negalėjau eiti, tai atranėjusi pas daktarą, tai aš tikiuosi, kad jau nuims ir pasakys, kad galiu ir į baseiną eiti, ir į dušą. Nors tiesą pasakius, labai daug vilčių neturiu, nes čia kur kairiai pusė, tai nelabai gražiai atrodo. Tai va. Tai, žodžiu, tada mes važiuom toliau, galvom nusipirksim šašlykų, dar kažką valgyti, nes man atrodo, kad po tokios treniruotės visi miršta badu. Baby, are you dying from starviness? Dying from starviness? Not really. Mano vyras tai pratingas, jis tai nusipirko baltymų kokteilį, išgėrė. Tai dabar jis ir valgyti nori, o mes visi kiti valgyti norim. Atvykom mes jau prie ežero. Milduko, kaip šitas ežeras vadinasi? Ai, nežinau, mes vadinam Šilo. Ai, nu tai va, tai žodžiu, atvykom mes prie Šilo ežero, mes čia esam dar nebuvę. Pačiam miške iš tikrųjų tai labai gražu, daug žmonių, kadangi sekmadienis. Mes už tai ir juokavom, kadangi džime buvo tik tai keli žmonės, tai sakom, kur visi žmonės, tai paskui juokavom, kad visi čia atvažiavo, nesportuot, nes čia vieninteliai tokie savaitgalį per gerą orą sporto klube būnam. Tai va, tai dabar bandysim daryti barbecue ir kepti ale šašlyką. Tai pasižiūrėsim, kaip mums čia seksis. Pirkom mes anglis įkurti mūsų mini barbecue ir pirkom toksai, aš nežinau kaip vadinasi, bet yra toksai pailgas, kur gabaliukus susilaužia ir padeda labai lengvai įsidegti. Ir ko gero, kad pamiršom. Dabar nuėjom Mildos vyras pasižiūrėti mašinai, bet ko gero būsim pamiršę parduotuviai. Tai mes dabar bandom kažką sugalvoti, tai sudėjom tokius mažus pagaliukus. Tai galbūt ir veiks, nežinau, jeigu neveiks, tai reikės kažką tai kitą sugalvoti. Tai va, tai mūsų mėsytė jau kepa, tiksliau vištiena, štai taip atrodo, Mildukas varto. O ten darom dar vieną lygiai tokį patį, nes kadangi ten daug mėsos, tai bandysim šitą mes apskrudinti, kad būtų skaniau.
ką, prisivalgėm ir važiuosim jau ko gero namo, nebent dar kažką tai sugalvosim. O, matau, žiūrėkit, baravykas nukritęs. Rimtai baravykas, žiūrėk. Matai? Man atrodo, dabar pats yra grybavimo sezonas, kažkaip šiais metais labai anksti, dar tai rugpjūčio galas, o jau mačiau ir lepšių, ir voveruškų, praeinančią vien tik tai takeliu, tai laikas važiuoti į mišką. Na ką, mes buvom grįžę namuose, pagėrėm kavos, biškį palisėjom, aš persirengiau ir dabar vėl visi nori valgyti, tai laikas vakarieniai, tai nusprendėm, kad važiuojam į centrą, į indų restoraną. Dabar neatsimenu tiksliai kaip vadinasi, bet ten yra šalia katedros, man atrodo. Jo, tai va, aš jums parodysiu tą vietą, ten iš tikrųjų labai skanu, nes mes galvojam tarp šito indų restorano ir tarp portugalų, kur aš jums rodžiu vieną ar du kartus. Bet pasirodo, kad šiandien portugalų restoranas nedirba. Tai va, mums tai padėjo lengviau apsispręsti, nu tai, sakom, tada važiuojame mes į indų. Tai va, tai bus mūsų tokie planai, iš tikrųjų tai labai gražus vakaras, šilta. Nu, čia ilgom užsidėjau, nes man atrodo, dar kokią valandą ir pasidarys viškai vėsiau. Bet, žodžiu, tikrai labai smagu pasivaikščioti. Aš galėčiau iš tikrųjų eiti pavaikščioti dar keliom valandom. Iš kur pas man tiek energijos, tai žinokit, aš neįsivaizduoju, tiek pasportavau šiandien. Dar galėčiau turbūt dar kartą sportuoti. Atvykom mes į Vilnių, vos radom kur pastatyti mašiną, labai daug žmonių, nes labai gražus vakaras. Ir žiūrėkit, kaip katedra gražiai atrodo, jau visai temsta dabar anksti. Ir mes dabar artėjam prie indų restorano. Galvojom, kad nebus pilnas, kadangi sekmadienio vakaras, bet dabar matant, kiek yra žmonių visur aplinkui ir mašinų, tai mes jau pradėjom šiek tiek jaudintis, bet tikėkimės, kad gausim vietą. Tik norėjau greit parodyti, kokią mes fainą turim lempą. Nežinau, turbūt lempa vadinasi ant stalo ir man atrodo, jinai spalvas keičia, jo ten apačioje galima perjungti. Žiauriai faina idėja, va, taip ir namuose būtų fainai tokia. Bet jeigu lauke pasistatys staliuką ir vakare įsijungti, labai gerai atrodo. Nežinau, ar čia jums kažkiek matysis, bet va kaip atrodo karis, aš užsakiau krevečių masalą. Ten yra nan duona, kuri labai skani. Tai va, tai aš tikiuosi, kad jums kažkiek matosi, nes apšvietimas tai nėra labai jau stiprus čia. Prisivalgėm, dabar einam truputį pasivaikščioti, kad išvaikščioti dalį maisto bent jau. Nes tikrai labai, žinokit, faina naktis, labai šilta, iš tikrųjų dar reikia pasidžiaugti, nes jau ko gero paskutinės tokios šiltos dienos ir naktis. Ir dar aš visiems sakiau, kad mano kamera dabar yra naujausias geriausias draugas. Nes kai neturiu ko kalbėti, tada aš kalbu su jumis ir jums papasakoju kokią nors istoriją. Nu va, grįžo mes pagaliau namo. Aš dar spėjau naktį ir vaflio nusipirkti čia Pelgiškų mieste. Va, bet šiandien jau kažin ar aš norėsiu. Tai man atrodo, kad čia bus mano rytojaus pusryčiai vaflis su kava. Tikiuosi, kad dar rytoj bus skanu, dabar reikia eiti dušą, nors iš tikrųjų žinokit taip tingiu. Ir galva reikia išsiplauti, nes man dabar labai sudėtinga, kadangi negaliu dar į dušą, tai aš galvą turiu taip pasilenkus plauti ir yra žiauriai nepatogu. Tai aš taip vos nevengiu. Galvoju, ne, šiandien noriu plauti, nu, bet reikia nelabai kur turiu dėtis. Dar galvoju, gal kokią nors veido kaukę pasidaryti. Va, čia pas man yra visa kolekcija, aš net nežinau, aš galvoju gal kokią šitą seniai dariausi. Šiaip šita va labai gera ir dar body shop aš jums kurią kartą rodžiau, bet nežinau, pasižiūrėsim, gal kokią nors pasidarysim. Ir dar norėjau parodyti kelis daiktus, kuriuos aš labai mėgstu. Daiktus, nu kaip produktus. Tai va, turiu tokią veido plaukų kaukę vanilinę, vadinasi Shine Hair Mask. Aš video jums rodžiau iš vieno iš puslapio, tai žiauriai faina, labai tinka mano ir natūraliem plaukam ir priaugintiem plaukam, kas yra gerai, nes aš kaip sakiau, pastaruoju metu 2 veido kaukes naudoju ir paskui šitas kūno šveitiklis, šitas, žinokit, yra fantastiškas. Man jį parvežė mama iš Lenkijos, bet aš, žinokit, mačiau, kad šitų tutti frutti turi švaros prekėse, bet Vilniui, man atrodo, nėra. Jeigu yra kur nors švaros prekės Vilniui, tai prašau parašykit komentaruose, nes aš bent internete tik tai Kaune, man atrodo, radau, bet va, pas juos internetinio puslapį mačiau, kad yra tutti frutti produktų. Nežinau, ar būtent šitas šveitiklis yra,
bet produktų tikrai mačiau, kad yra. Tai va, tai čia mano 2 tokie labai mėgiami produktai šiuo metu, tai va ten už tai kamputyje ir padėti, nes aš juos dabar labai dažnai naudoju. Tai va, tai kaip sakiau, reikia man keliauti į dušą, nusiprausti, susitvarkyti ir paskui žiūrėsim, ar aš dar kažką veiksiu, nes labai norėčiau jums paruošti video, bet nežinau, aš šiek tiek tokia mėgustė jaučiuosi, bet gal po nusiprausimo šiek tiek geriau jausiuosi. Tai žinokit viskas, aš šiandien jau turbūt pasijungiu paskutinį kartą, nes esu visa nusiprausius, išsiplovus galą, pasidariau veido kaukę ir keliausiu, aš jau miegoti, jau man atrodo po 2 yra tai pakankamai vėlu ir aš jau, kaip sakiau, miego visai noriu ir va niekaip nenueinu. Tai šiandien iš tikrųjų buvo labai smagu. Visai buvo gera idėja nuvažiuoti prie ežero, išsikepti barbekiu. Man tai yra pakankamai įprasta, kadangi Lietuvoje mes praktiškai visi tai darom, važiuojam vasaros metu prie ežero, pabūti, pailsėti, pakepti barbekiu ir panašiai. Bet pavyzdžiui, mano vyrui tai buvo labai gera nauja patirtis, nes tai niekad prieš tai nėra kaip ir taip buvęs, gali sakyti, kad nuvažiuoti prie ežero, pastiesti adialą, atsisėsti ir išsikep mėsos. Tai nelabai jis tokį dalyką yra daręs, tai jam buvo kaip ir patirtis, tai iš tikrųjų buvo įdomu. Tai va, nes buvo ir labai daug žmonių, kiek matėt, kiek aš jums filmavau, bet tokį savaitgalį nieko nuostabaus, nes kažin kaip bus kitą savaitgalį, nes jau vis tiek po truputį tą vasarą traukėsi, jau rugpjūčio galas, tai kaip be būtų gaila, bet jau visai ruduo ant slenkščio. Tai va, tai rytoj turiu vėl visokiausių daug reikalų, nežinau, ar jums pafilmuosiu rytoj ar ne, bet pasistengsiu pafilmuoti, nes aš dabar stengiuosi jums kuo dažniau filmuoti, ar kažką tai įdomesnę veikiu, ar nelabai įdomaus, bet kaip žinot, aš visą laiką atrandu, ką su jumis paplepėti. Tai va, tai žodžiu, tada, žinokit, atsisveikinsiu, aš eisiu miegučio, kol aš dar čia visiškai neužsiplepėjau ir tuomet pasimatysi mano sekančiam vloge. Iki.